Labas rytas, bičiuliai. Rugsėjo 15, sekmadienis. Visą vasarą norėjau pagaudyti lydekas krenkbaitais. Nes turiu aš tą tokią durną mintį ir teoriją, kad kai šiltas vanduo, reikia to agresyvaus masalo tam, kad tą plėšrūnį išviliot. Bet kadangi vasara praėjo, o nebuvo kada, tai važiuoju dabar. Nors šis rugsėjis tokia užsitęsusi vasara iš tikrųjų. Tai šilta, 20 laipsnių, dabar ryte 20 laipsnių temperatūra laukia. Vakar Hebra žvejojo, tai sakė, vandens temperatūra irgi panašiai 19-20 laipsnių. Tai taip sakant, tarkim, kad vasara tęsis. Važiuoju vienas, Valčiaus šiandien kompanijoje nebus ir važiuoju į Gudelių tvenkinį. Nu ką, pažiūrėsim, ar čia man į krenkbaito uodegą įkas kokią lydekaitę. Važiuojam, pasimatom ant vandens. Hebra, aš ant vandens ir Valčių tai kaip Mičigano ežere eina savo. Suskaičiavau 15 mašinų. Aišku, ant Gudelių balostų Valčių nesijaučia. Kregždės duodasi palei vandenį, prognozuodamos lietų. Į debesis pažiūrėjus panašu, kad gausiu praust. Tai ką, gaudom krenkais. Dar turiu pasiėmęs nebandytų reikalų, ratlinai. Naujas man masalas, žiemą bandžiau, vasarą dar ne. Tai įsimečiau čia tam atveju, kad galbūt pabandysiu pramest, pratraukti. Ir daugiau krenkai. Dideli, masyvūs, sunkus krenkai. Tai irgi bandau tada šitoj rištis, pintis ir bandysiu, nes pamenu, va šitas tai tiks neblogas buvo. Graužiai man čia, ajajai. Tiesa, krenkai visi padėlkos, AliExpressas. Nu ir ką, spiningėliai. Nieko mandra, porą kastų. Vienas spininginis variantas, dar toks naujas nebandytas. Aišku, reikėtų krenkui galbūt ilgesnio to spiningo, kokio 20-40, kad jį toliau užmest, bet neturiu aš tokio spiningo, tai bandysiu susukti su to, ką turiu. Nu ką, greituoju būdu rišamės ir bandom žvejot. Labai faina dėžutė. Už 5 eurus. Iš šito iš AliExpresso. Ir koks fainas reikalas, kad 1, 2, 3, 4 kastinginės ritės telpa. Tai labai patogu. Vietos daug neužima. Taip sakant, susimeti į savo mėgstamiausias, mylimiausias riteles ir važiuojam. Hebra, achujieno žirklutė, žinokit. Tikrai achujienos. 2 eurai AliExpresse. Pasižiūrėkit, kaip intervalą kerpa. Nu. Nes su žirklutėm tai tikrai problema. Na, žiūrėkit, be jokio tempimo. Čekšt. Tokią taktiką šiandien aš naudosiu gaudinams krenkais. Aš šiandieną drifuosiu. Nežaisiu su echolotu. Neieškosiu čia kažkokių ten žuvų, kažkokių nesąmonių. Pavėjui vėjas geras, batimetrijui matau, kas manęs laukia. Turiu užsidėjęs tas vadinamas diapazono linijas. Ir taip sakant, man šito reikalo užteks.
smells his cap as he leans on a stool. Says he was a wild one, breaking every rule. Learned the hard way, son, life's a winding road. Out here in the dust, gotta learn the road. Pirma žuvytė. Įdomu, kas per žuvytė. Ogi baisiai didelis ešerys. Nu, ką tu galvoji, kasdams tokiam vobleriui uodegą, ką? Okniau. Nubėk. Kurva. Buvo kibimas, aich tai. Na, čiort. Taip gražiai griebė. Taip, ieškosim dantų. Negali užsižiopsot, blemba. Tikrai negali žiopsot. Nei sekundės, nei minutės. No. Kur pėdsakai? Nėra pėdsakų? Yra, va. Kas tai antakė. Ich, tik pledina. Hebra. Nekimba. Vienas krimstelėjimas buvo kažkoks toks neaiškus. O gal aš ten atsitrenkiau lydeką į nosį. Žinot ką? Pabandysiu, va ką. Pabandysiu šitą, kad jau kur, kaip jis dabar gražiai vadinasi. Ratlina, va. Kažkaip anksčiau vadinosi ratlinais, dabar tai vibas vadinasi. Čia tipo, nu, vibration lure ar kažkas tokio. Nes šį gilis toks padabnas, apie 3 metrus. Į priekį irgi prasideda šitoks šlaitukas, krenta iki 3,5. Nu, pasižiūrim. 21 gramas turėtų visai neblogai skris. O, okei. Pažiūrim, kas čia bus. Oho. Kalekė. 1, 2, 3. Bandom. Kaip ratlinį traukti reikia. Žinot kas nors? Aš ne. Nu, vibracija tai gerą duoda. Drrrr. Nu, gerai. Pabandom. Patampyt ratlinėlį, pažiūrėsim, kas čia bus. Arba bus, arba ne. Ką hebra, viskas pagal prognozes. Kaip žadėjo 12 val. Lietų, taip ir pradėjo lyti. Gerai, slepiu šitą japoną nuo vandens ir kraustus į GoPro režimus. Добро, беру. Atsidariau. Prieš tai kažkas skirta. O. Kas čia tam pasisveikins. Lydeka. Matėt? Čiu. Gerai, rankų nepriešlavimas. Uhu! Nu ką, hebra, pirmas drifts baigts. Ir vos vieną šeriuką, tą tokį mažiuką, va tokį mažiuką. Vienas lydekos kibimas nerealizuotas, viena lydeka atsikabino prie patvaltės. Ir viskas taip virš 3 metrų. Tai eisiu dabar per šlaitą. Užplaukiu ir keičiu taktiką.
Taigi, bičiuliai, pagal dabartinį užmanymą, tai dabar stoviu 4 metrai gilis ir pagal vėją mane turėtų va taip gražiai va nešti kažkur į tą šoną, ten link to gilio. Oi, meluoju. Mane turėtų taip va gražiai va nešti palei tą šoną. Tai čia tas toks labai geras perkritimas, didelis perkritimas. Žiūrėsim, ar čia taip mane neš ar neneš. Dėl visako 2 parašiutus pasileidau, nes anam gale jau trūko biškį, tiksliau buvo per greitai. Nu, žiūrim, kas čia bus. Negi. Antra žuvis šiandien pabėgo. Eina savo. Antra žuvis pabėgo. Nu, gal pagaliau pareiškinėsiu. Žodžiu. Silkė. Silkė. Bėg silkė. Kaži, pakliuvo tas bajeris. Nes jeigu pakliuvo, tai čia būtų ajajaj. Matėt? Šliumšt iš paskos. Na vat, yra čia jų. Jo, žiūrėkit. Čia šiaip kaip va ta šuolė holot užfiksavo. Taip tik staigia va į viršų palei voblerį ir paskui gražiai žemyn. Nu, mulkt. O, bajeris. Čia kas? Gerai, chebra, pavargau iš tikrųjų, nafik. Ir to į darbus, kaip be būtų, taip sakant, gana čia tupėt. Bet taip, pabaigai dar vis tiek pabandysiu šitos saldainius. Žinau, kokį bandyti, tokį ar tokį. O ką, pabandom. Sako, šalto vandens masalas, bet gal išbaidysim lydekas. Ką galiu pasakyti apie šitos ratlinius? Nu, blemba, įdomus masalai. Pirmą kartą aš su jais gaudžiu su tokiais šudeliukais, bet panašu, kad įdomus masalai. Dirba gerai, agresyviai. Ir kiek aš čia? 3 kibimus turėjau, tiesa. Kibimus turėjau ne tos lemputės, kibimus turėjau vat ant šito va. Na. Ir vat, bet kažkas yra. Iš 3 kibimų nei vienos neužkirtau. Tai aš čia turbūt dar pabaigai dar pažaisiu su ratlinais. Dar patarimas trumpas. Kaip dabar supranti, kaip sužinot, kokiem gilį tas ratlinas eina rupūžė. Arba kaip įpravest norimam gilį. Tai spiningo ilgis 2 metrai. Ne? 2 metrai, darom pliumpt ir skaičiuojam. 1, 2, 3, 4. 4 sekundės. 2 metrai, 4 sekundės. Jeigu aš matau
echolotė 4,2 metro ir noriu vesti palei dugną, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, matėte, 9 sekundės valas atsileido. Tai jeigu skaičiuoju iki 8 sekundės, tai jis 4 metrus ir nuskęsta. Tai, taip sakant, kaip sauguma, nieko čia naujo. Taigi, bičiuliai, baigiau žūklę. Patys matėt, nieko čia įspūdingo. 2 silkės valtį, 3 silkės pabėgo prie valties, dar kokie 2 ir 3 kibimai. Jo, matyt, reikės užsiimti rimčiau lydekų žūklę, bet aš dar turbūt grįšiu pas ešerius. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir ką, pasimatysim ant vandens. Ate.